Medicinos skiltyje mūsų studijoje vieši Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų gydytojas onkogenetikas Ramūnas Janavičius. Labą rytą, Ramūnai. Ir šįryt mes kalbėsime apie genetiškai paveldimas onkologinės ligas. Neseniai būtent jūs klinikoje baigėte vykdyti tyrimą dėl polinkio sirgti vėžiniais susirgimais, paveldimų vėžių. Kas tai buvo per tyrimas? Iš tikrųjų, iki to mes daugiausia žinojame apie kitas ligas, apie krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos paveldimumą, tačiau mes išplėtėme savo spektrą įtraukdami retus onkologinius susirgimus. Tai buvo tyriami 6 susirgimai, kurie pasireiškia ankstyvame amžiuje padidėjus polinkius ir onkologinėmis ligomis. Ir iš tikrųjų tai buvo nauja mums sritis, nes tos ligos nebuvo pilnai diagnozuojamos Lietuvoje, nes nebuvo galimybės iš tikrųjų tai atlikti. Per vienerius vykdymo metus buvo nustatyti net 35 ir patvirtinti atvejai. Tai iš tikrųjų tos ligos pasirodė, kad egzistuoja ir mūsų šalyje. Iš tikrųjų dažnis rodomas labai retas, tai yra vienas iš maždaug 20 000 atvejų. Kas tai yra per vėžiniai susirgimai? Tai nėra tie mūsų visuomenėje, tarkim, dažniau. Tai yra kompleksinės sindrominės ligos, tai yra kuomet asmenys turi padidėjusį polinkį įvairių lokalizacijų susirgimams. Pavyzdžiui, kiekviena jų turi savo pavadinimą. Pavyzdžiui, von Hippel-Lindau sindromas, tai kuomet yra padidinta inkstų vėžio rizika ir aišku kitų smegenų rinių formavimasis. Prie limfraumeno, pavyzdžiui, ligos yra padidėjusi sarkomų, jungiamo audinio susirgimų, krūties vėžio rizika ir tie asmenys nusipelno būti diagnozuojami ir įvertinami anksčiau, nes galima išvengti. Turint omenyje, kad mūsų šalyje tokios praktikos nebuvo, įdomu, kaip jūs vykdėte tą tyrimą, neugi jūs atsitiktinai gaudėte gatvėse žmonės ir prašėte dalyvauti? Iš tikrųjų, na kaip, pradžioj tas ligas galima įtarti kliniškai, tai yra pagal tam tikrus požymius, pagal ligų pasireiškimo spektrą, jų amžių. Galutinai patvirtinti ir jas nustatyti padeda molekuliniai genetiniai tyrimai, tai yra paveldimos medžiagos DNR tyrimai, kuriems reikalinga tam tikra metodika, patirtis ir tai faktiškai buvo mėginta ir atlikti Lietuvoje, tai yra remiamasi buvo kitų šalių praktika ir rekomendacijomis. Ramūnai, dažnas mano, kad jeigu šeimoje yra buvę onkologinių susirgymų, tai kitam šeimos nariui, giminės nariui yra padidinta rizika taip pat susirgti tos pačios arba kitos rūšies vėžiniais susirgimais. Ar tai yra klaidingas mąstymas? Ar vėžiniai susirgimai nebūtinai lemiami genų ir paveldimumas čia nėra toks jau ir svarbus? Iš tikrųjų, jeigu šeimoje yra keli, 2 ar daugiau artimi giminaičiai, kuriem pasireiškia onkologinės ligos, ypatingai ankstyvame amžiuje, vienoje šeimos pusėje specifiniai vėlgi yra požymiai, tai gali rodyti, kad toj būtent šeimoje yra padidinta rizika dėl tam tikro geno paveldimos mutacijos, kuri gali būti perduodama iš kartos į kartą. Apskritai iki 10% visų onkologinių susirgimų gali būti paaiškinama dėl paveldimumo. Tik tai ne kiekvienai lygai dar yra žinomas tas faktorius, tas identifikuotas genas, kuris lemia tą riziką. Pavyzdžiui, daugiausiai yra sukaupta patirties dėl paveldimo krūties, kiaušidžių, storosios žarnos vėžio, mažiausiai, pavyzdžiui, onkologinių kraujo ligų atveju. Ir iš esmės tai yra jau galima įtarti, kaip ir jūs sakėte, iš atitinkamo ligų, jų kiekio, jų amžiaus ir tam tikrų histologinių ypatumų. Ar yra onkologinių ligų rūšių, kurios manoma, kad jos net negali būti paveldimas? 100% teikti negalėčiau, bet iš tikrųjų yra tos ligos, kurių priežastis yra išoriniai rizikos veiksniai, tai būtų pavyzdžiui plaučių vėžys, visi žinome, kad rūkymas yra pagrindinis rizikos faktorius, taip pat gimdos kaklelio vėžys, kuomet vėlgi tai yra paaiškinama virusinė būtent priežastimi. Ramūnai, o ką jūsų atliktas tyrimas padės pakeisti gydymo sistemoje, diagnostikoje vėžio? Visų pirma, vykdytas projektas,
suteikia Lietuvos gydytojams iš tikrųjų daug informacijos apie apskritai paveldimas onkologines ligas. Buvo suorganizuotos 2 konferencijos teminės ir tai iš tikrųjų iki šiol Lietuvoje buvo gana mažai diskutuojama tema, nes trūko iš tikrųjų informacijos, trūko supratimo ir įdiegti nauji šių ligų tyrimai papildė jau turimų tyrimų personalą ir iš tikrųjų mūsų pagerėjo kompetencija, daug informacijos ir aišku tikimasi, kad tie žmonės, tie pacientai turės geresnį prieimą prie šių būtent paslaugų. Bet ko gero labai svarbu sužinoti, kaip paskui yra elgiamasi, kaip gydomas, kaip prižiūrimas žmogus, kuriam yra nustatomas genetinis polinkis. Taip, kiekvienu atveju tai yra sudaromas individualus tolimesnės priežiūros planas, tai daugiausiai dėmesio kreipiama yra į ankstyvą diagnostiką, tai yra vėlgi nuo ankstesnio amžiaus, negu būtų bendrai populiacijai pradedamos specifinės rizikos organų patikros, pradedama jų laikytis, taip pat yra galima taikyti prevencinės priemonės, tai dažniausiai yra minimaliai invazyvios chirurginės priemonės. Na ir aišku, visą laiką reikia įsidėmėti ir žinoti, kad genetinis polinkis nėra anoks nuosprendis, nes net ne visi žmonės, kurie turi tinkamą geno mutaciją, gali susirgti tomis ligomis. Tai be abejo labai svarbu yra gyvenimo būdas, išoriniai rizikos faktoriai ir šiuo atveju sveika gyvensena irgi labai yra svarbi. Ir tiesiog steikus daugiau informacijos žmogui yra iš tikrųjų daugiau pasirinkimo ir žinių. Dėkui Ramūnai Jums už pokalbį. Linkime smagaus antradienio.